norėdami sukurti Pitagoro teoremai skirtą brėžinį, visų pirma paslėpsime algebros lauką ir taip pat mums nereikės šį kartą ašių, dėl to paslėpsiu ir ašis. Pradžioje sukursime statų trikampį. Kadangi tarp šitų įrankių stataus trikampio nėra, mums teks jį sukurti pasinaudojant statmenį. Taip kad pradžioje turėsime atkarpą ir sukonstruosime šiai atkarpai statmeną tiesiai. Sukursime dar vieną atkarpą ir štai mes jau turime kažką labai panašaus į statų trikampį. Tačiau galime paslėpti šią tiesę ir vietoj jos padėti atkarpą. Tokiu būdu turėsime trikampį, kuris yra status ir nesudarytas iš tiesių, kurios nusitęsia be galo. Turėdami statų trikampį sukursime kvadratus. Pasirinkime įrankį taisyklingas daugiakampis ir renkamės taškus. Norėčiau pažymėti, kad programa braižo trikampį pagal laikrodžio rodiklę, dėl to pradžioje turi rinktis tašką A, tuomet tašką C ir vesti 4. Tokiu būdu kvadratas bus nupaišytas būtent šitaip. Pasirinksime tašką C ir tašką B, taip pat pasirinksime tašką B ir tašką A. Turime trikampį ir 4 kvadratus. Jeigu įsijungtume algebros lauką, pamatytume, kad kiekvienas iš šitų kvadratų, štai čia, turi savo plotą. Ir žymenis daug 1, daug 2, daug 3 mes galime naudoti. Taip kad įterpiu tekstą. Teksto lauke įterpiu objektą. Objektas mano bus daug 1. Tokiu būdu į ekraną aš išvesiu skaičių. Štai čia yra vieno iš keturkampių plotas. Savame suprantama didžiausio keturkampių plotas. Taip pat galiu įterpti ir kitus objektus, tai daug 2 ir galų gale daug 3. Kiekvieną iš šitų keturkampių, jeigu norime, galime nuspalvinti, pakeisdami jo spalvą. Štai šitaip. Pasirenkame dešinių, pasirenkame spalvą ir uždarome. Nustatymai, pasirenkame spalvą ir uždarome. Ir lygiai taip pat galime keisti ploto spalvą. Tebūnie šitas bus raudonas, čia panašu, jog turi būti mėlyna spalva ir šitas turės būti žalias. Padarę štai tokį brėžinį, tiesa, galime, norėdami padidinti šrifto dydį, padarę tokį brėžinį galėtume vaikų klausti, kaip sutinka štai šitie skaičiai. Po kurio laiko vaikai turėtų pastebėti, kad pirmų dviejų skaičių suma yra lygi trečiai. Nepriklausomai nuo to, kaip parinksiu tašką A ir ar tašką C. Įdomesni atvejai yra tokie, kaip plotas gaunasi 0, tai tada akivaizdžiai plotai yra lygus. Taip. Na, o didinant juos, suma taip pat matosi, kad yra lygi šitam skaičiui. Vadinasi, štai šitos kraštinės kvadratas, plius šitos kraštinės kvadratų, statinių kvadratų suma yra lygi įžambinės kvadratui.